pavyzdžiui, įdomu pasvarstyti, iš tos pusės pažiūrėti, mes dabar kalbam daugiau per tą biblinį kontekstą, bet per praktinį kontekstą. Jeigu pašnekėt ir pasiūlyti žmonėms, kodėl Šabo manifestas yra aktualus žmonėms, kurie dabar mus žiūri, ką tai galėtų pakeisti jų gyvenimą, jeigu jie staiga sugebėtų persiorientuoti ir nebesieti savo tapatybę su tuo, ką jie daro. Aš tiesiog bandau įsivaizduoti, bet įsivaizduok, jeigu vieną dieną žmonės skirtų, ne tik tais apsipirkimams arba užbaigimams darbų, kurių nespėjo per savaitę, bet vieną dieną skirtų, tiesiog atidėtų visus tos darbus į šalį ir skirtų, tarkim, buvimui su šeima, tarnavimui, kažkam tai kitam šeimui iš savęs. Aš vis tiek norėčiau pirmoji vietoje akcentuoti šventimą. Šventė, fiesta, festivalis, skanus maistas, gera kompanija ir įvertinimas arba pasigėrėjimas. Tarp kitko, labai įdomus dalykas, pavyzdžiui, Šabo dieną, susirinkę šeimos rate, visi šnekėdavosi, užduodavo savo klausimą, gerai, ką Dievas gero šią savaitę per tave padarė, ką Dievas nuveikė per tave. Ir tu tiesiog įvertini ir tu mėgaujasi, nes tu supranti, tu turi galimybę įvertinti save Dievo kontekste, Dievo rankose. Tu nesakai, ką tu gero padarei. Kad Dievas per tave padarė. Bet ką Dievas per tave padarė. Ir tu visai, supranti, jau tu visai kitaip požiūrį pastatai, visai kitas kampas. Kažkaip nepasyviai. Tavo tapatybė išlieka Dieve, žinai. Tas yra ne tame, ką tu padarei, kas tu esi, bet tame, ką Dievas tave mato. Kai jisai žiūri, pavyzdžiui, kokį Mozę. Ar ne, kuris eina dykumą, gano avis, varosi ir staiga pamato degantį krūmą. Ir jisai sustoja į tą krūmą ir vėpso. Ką tu gali pasakyti apie Mozę kaip apie piemenį? Žioplys, ta prasme, kiek tu gali žiūrėti į degantį krūmą, kuris dega ir žinai, užmiršęs viską pasaulį. Bet šiaip vienas rabinas sako, komentuodama šitą vietą, vėlgi Torą žiūrint tą žydų supratimą, sako, degantis krūmas tai nebuvo tas, ką Dievas tiesiog norėjo parodyti šou, o testas. Ar Mozė yra žmogus, kuris mato daugiau, save ne tik kaip piemenį. Ar jam rūpi kažkas daugiau, ar jisai turi pakankamai savyje resursų ar savybę kažkokią sustoti, pradėti žiūrėti į reiškinius esančius aplinkui jį ir juose pamatyti stebuklą. Čia klausimas. Daugelis žmonių šiandien prapjautų pro tą degantį krūmą ir net nesustotų. Ir nepamatytų stebuklo, jis toliau net nenueitų. Arba tiesiog pamatytų degantį krūmą ir nepalauktų pasižiūrėti, ar jisai sudegantis ar nesudegantis. Krūmas degantis, žinai, aš neturiu laiko čia, žinai, avis čia, tas ir mes varom ir nematom. O Dievas sako, gerai, sustok. Ir pasižiūrėk, aplinkui tave per daug yra dalykų, kuriuose aš darau stebuklų, tik tais tu jų nebepastebi. O aš stebuklus darau dėl tavęs, tavo džiaugsmui, tavo malonumui. Čia yra Šabo esmė, aš manau, čia yra ta pirminė Šabo idėja, nedaryk darbų. Aš tai galvoju, žinai, mūsų visuomenė taip nori švęsti. Yra šventės visokios, koncertai visokie, bet kiek alkoholio yra visame tame, žinai, kiek bandymo užsimiršti kažkaip tai. Ir aš kažkaip galvoju ir to pačiu apie vaikus, ar ne, tas nedaryk, ypatingai iš toj visuomeniai, kada tiek daug visokių trukdžių, dirgiklių, kurie skatina tavo dėmesį, bando atkreipti. Ir tiesiog pasakymas, nustok nieko neveik, dabar, švęsk, kad ir kaip supranti tą dieną. Bet jeigu tu ją padarai kaip šventę, manau, kad tą žinią duodi apie patį Dievą, koks tas pats Dievas yra. Jis ne tik tais, kad atima iš tavęs, atima vis daugiau, kas tau galbūt patiktų, bet jisai kažko užpildo. Ir manau, kad tas užpildymas irgi labai svarbus dalykas. Nes tas vakumas, jis galbūt netgi neegzistuoja, pats kaip tyras vakumas visatoje, vis kažkas tai ten yra. Ir Jėzus prisimenu vieną palyginimą, kai jisai sakė, kai žmogus iš savęs išvaro demoną ir nepripildo nieko savo širdį, ir sako, demonas, klaidžiantis be vandenėse vietovėse, sugrįžta ir pamato, kad ta vieta yra tuščia, nieko neužpildyta, jis pasivedžia dar kelis draugus, 7 ten pasakyta, ir tam žmogui būna dar blogiau. Tai aš manau, kad žmonės teisingai suprastų tą Šabo paskirtį, kad Dievas ne tik tais reikalauja kažko nedaryti ir likti kažkokioj tokioj besvoriai ir nieko neužpildytoj meditacijoj, jisai kviečia, kad mes pripildytume kažko. Šiaip
labai gera mintis, aš galvoju, dabar tu kalbi ir galvoju, va čia, žinai, dar labiau užgrynint poilsis be Dievo užknisa. Jis iš tikrųjų tada tu arba nori užsimiršti, žinai, kažkaip, žinai, pabėgti nuo kažko, žinai, vat jeigu ilsėtis, tai, žinai, būtinai kažką daryti tokio, kas tave, žinai, vat, atsijungtum kažkur. Jo, kažkaip. Jeigu tu nesugebi niekaip kitaip, tai tada, žinai, papildomų kažkokių cheminių elementų, žinai. Bet šabo esmė yra tai, kad tai yra, vat viskas susijęs su Dievu kaip asmenybė ir ką jis tau, kuo tave užpildo tavo gyvenime, tik tais vat klausimas, ar tu pastebi tai. Ir šabas yra skirtas tam, kad tu tai pastebėtum. Išugdyti savybę, kuri tau padės ne tik šabo dienos metu sustoti, ir pakankamai, būti tuo jautriu, žinai, pamatyti tą Dievo veikimą, nes tu paskui šabo dieną žinosi, kuo pasidalinti su kitais. Ką Dievas per tave padarė. Taip pat, kaip šabas yra kaip priminimas to, koks turėtų būti mūsų gyvenimas. Ką mes turėtume įsinešti į visas savaitės dienas. Jo. Aš nemanau, kad čia yra tas, žinai, kažkoks atskirtas, čia šabas, jisai pasibaigė ir dabar laukiam, žinai, šabo pabaigos. Jungiam teliką greitai žiūrėti. Tik saulė nusileido, pokšt, žinai, jau mes sėdim, žinai. Švenčiam. Jo. Jau tada prasideda tikrasis poilsis, žinai, tada aš atsipalaidavau. Ne, čia aš manau, aš ir pats turiu problemų, ta prasme, va, su tuo požiūriu. Nes dažnai tiesiog galvoju, žinai, ką čia dar galima padaryti, ką čia dar galima nuveikti. Ir tu visą laiką šabo dieną net ir, žinai, su tom mintim, atrodo, tu nedirbi nieko, bet tu vis galvoji, vat kai tik tai šabas baigsis, aš padarysiu tą, na, mes vergai. Ir šabo idėja yra išsilaisvinimo idėja. Išsilaisvinimo visų pirma iš to, ką tu pats apie save galvoji. Nereikia mums savęs įtikinėti, ką Dievas apie mus galvoja, jis jau pasakė. Čia tu paminėjai, aš dabar kažkaip prisiminiau, kad iš tikrųjų 10 Dievo įsakymų yra 2 versijos. Yra viena išėjimo knygoje parašyta, kita pakartoto įstatymo knygoje. Ir tos 2 versijos nieko nesiskiria išskyrus 4 įsakymą, būtent šabo. Ir pirmoji versijoje pasakyta, kad šabas yra priminimas, kad aš esu kūrėjas. Manau, tai labai svarbu, apie ką mes ir kalbėjom, kad mes kūriniai, o kūrėjas, jis mumis rūpinasi, kad mes galime atsipalaiduoti. Bet antras, ten buvo kaip tik žydams yra duota, kad jie buvo vergai visą tas kelišimtus metų ir dabar jie yra laisvi, kad Dievą priimtum kaip gelbėtoją. Išvaduojantį iš visos tos rutinos, iš visos tos kasdienybės, iš viso to horizontalaus lygmens, kur gyvenime nėra nieko daugiau, kaip tik tais darbas. Ir aišku, krikščionis mato tame, ir Biblijoje nekartą yra pasakyta, kad mes buvome iš nuodėmės vergystės išvaduoti. Tai įneša dar kitokį lygmenį, ne tik tais kaip tautinis išsivadavimas kažkoks, bet ir dvasinis išsivadavimas. Jo, aš manau. Jo, ir tautinis išsivadavimas. Žydai turėtų, tiesiog taip ir jie tokį posakį, rabinai, šabas yra išėjimas. Visom prasmėm išėjimas kaip tautai, atsiribojimas nuo viso to pasaulio sistemos, į kurią tave kaip tauta įkišo, žinai, gerai, kuo tu vertas? Vergas, žodžiu. Dirbsi. Bet žinai, kas man patinka, paminėjai tą žodį išėjimas ir būna ant durų užrašyta, ar ne, jeigu gaisras koks nors, kažkoks išėjimas, bet tu išeidamas visą laiką kažkur įeini. Tai galbūt iš šabo reikėtų pagalvoti ne vien tik tais, kad aš nustoju darbus daryti, tai būtų išėjimas mano, bet aš turiu ir į kažkur įeiti. Aš neturiu tik tais tarp durys sustoti. Duris iš vienos pusės užrašyta išėjimas, bet jeigu pažiūrėtum iš kitos pusės, ten įėjimas parašyta. Tai galbūt iš šabas, ta biblinė prasme, jeigu mes kalbam, kad šabas yra kvietimas iš kažkur išeiti ir kažkur įeiti, kažkur ateiti.